Gediminai, kas nutiko, kad išbarstėt 19 taškų persvarą ir rungtynės baigė 6 taškais? Nu, nežinau, iš tikrųjų atsipalaidavom, kas atsitiko, turėjom rezultatą. Plus 15, 3 minutės. Tai yra labai daug šiuolaikinių krepšinį atmetė, kaip sakom, krepšininkai iki 6 taškų. Tai toks, kaip sakė treneris, dabar gal neleis šitas rezultatas mums atsipalaiduoti namuose, kaip žais prieš savo žiūrovą. Būtent dar tie 6 taškai ir yra tai, kad tokia persvara nei saugi, bet tuo pačiu ir vis tiek gana nemažas pranašumas jau turint rungtynes namuose. Na, iš tikrųjų taip, tai tikrai, nes mes dar žaisim tas atsakomasis varžybas Utenoje, prie savo žiūrovų, prie savo sirgalių, kur, manau, susirinks vėl pilnutėlį salė ir, manau, neprisičiūdysim, kaip sako. Pats esi patenkintas savo individualių pasirodymų, nes atrodo, kad šiandien labai veikia tavo fizinės jėgos faktorius. Nu, nežinau, iš tikrųjų, finalas, susikoncentruoji, negali būti, kad skaudėtų, ar skauda, ką nors pamiršti, paprasčiausiai finalas, nežinau. Labai norėjau laimėti paprasčiausiai ir tiek, tik noras vedė į priekį viskas. Kada paskutinį kartą žaidėjai finale? Paskutinį kartą finale kada žaidžiau? Žaidžiau mažajame finale, bet čia nesiskaito, kaip už Šiaulių žaidžiau finale A lygos, LKL tuo metu buvo, tai žaidėm su Šilute, čia buvo 2003, tai čia 8 metai. Kaip manai, ko galima tikėtis Utenoj paskutinėse rungtynėse? Ar tokio užsivedimo, kaip tarkim su Klaipėda ir Prienais, ar kažko panašaus šiandien? Ne, tikrai būsim susikaupę maksimaliai ir stengsimės žaisti pilną jėgą, nes iš tikrųjų negalima atsipalaiduoti, čia finalas, nežinai, kad gali, tik vienas metimas gali daug, juolab prie savų sirgalių, atiduosim visą save, kaip sakoma, visą sielą, visas jėgas, tai ačiū sirgalim, kad atvyko ir palaikymas.